sugalvojom Kemną leisti, tai visų pirma dėl to, kad senėliai darželiai ir šiaip sugalvojom tokį, kad jam reikėtų drausmės. Pirmiausia, mes bandome padaryti tai, kad vaikas sukoncentruotų dėmesį. Antras dalykas tai yra laikysena. Trečias dalykas yra galų galia ta pati pagarba žmogui, kuriam yra čia, kuris yra salė ir užsiminėja. To sekantis yra koordinacija, stabilumas, laikysena. Tai irgi yra nemažai pratimų, kuriuos galima taip pat paimti iš to Kemno ir panaudoti jį. Ir toliau fiziniai pratimai. Ten tie fiziniai pratimai yra daugiau surišti su, kad ir ta koordinacija, ar tai galų galia, kad jisai turi stovėti, ar tai automatiškai dirba jo nugarą, nugaros raumenis. Jeigu daro kažkokius pritūpimus ar dar kažką, jau kojų raumenis dirba. Jeigu kažkokį kamuolį stumia ar dar kažką laiko kardą rankose, tai jau dirba rankų raumenis. O toliau kiekvienas vaikas jis yra individualus, nes su kiekvienu reikia individualiai kiekvienam dalykui duoti. Dėl to grupės nėra didelės, jos bus formuojamos iki 8-12 vaikų.